Ir iš tikrųjų, kaip kūrybiniai verslai, projektai yra labai, tiek jie save nuvertina, tiek rinkos atžvilgių nusivertina, sakykime, tai apie rankų darbo gaminius. Iš tikrųjų, grupiokė. Mokėmės kartu grafikos dizaino. Labai smagu, kad mes dar palaikome gražų ryšį. Tai turi tokį projektą, pradėjo daryti. Pati savo rankom kūrė, neria įvairius gaminius kūdikiams. Ir susidūręs tokią problemą. Kadangi norėjau susikurti elektroninę parduotuvę, tai darė pati su paprasčiausiais įrankiais, kuriais galėjo surasti ir kad būtų kuo paprasčiausiai žmonėm. Tai darė su hostingerio kūrimo įrankiu. Nieko blogo apie jį neturiu, tik jis turi savo limitacijų. Tam apribotas tam tikrais dalykais, tikiu, su laiku bus tikrai labai geras, bet šiai dienai tampa tiek mokėjimo sistemomis, integracijomis, tiek kitokiais dalykais. Pačioj pradžioj super, kad būtų galima pasidaryti patiem, bet vėliau jis tampa sudėtingesnis.